Keletą metų kasdien stebėdami klimato situaciją, mes analizavome įvykusius įvykius ir nustatėme jų dėsningumus. Šie metai parodė, kad nerimą keliančios tendencijos, kurios anksčiau buvo vos pastebimos, dabar ėmė ryškėti daug dažniau ir intensyviau. Я такое вижу первое. Vietoj tradicinės savaitinės apžvalgos, mes nusprendėme parengti analitinę ataskaitą apie naujas pavojingas klimato nelaimių apraiškas. Ruošdami medžiagą šiam vaizdo įrašui nustebome, kiek pablogėjo padėtis planetoje 2024 metais. Ir dabar jūs galite tuo įsitikinti patys. Temperatūros anomalijos. Mokslininkai prognozuoja, kad 2024 metai bus karščiausi metai per visą stebėjimų istoriją. Remiantis Europos klimato tarnybos Kopernikus ataskaita, pasaulinė temperatūra nuo šių metų sausio iki lapkričio yra 1400 laipsnių Celsijaus aukštesnė nei tuo pačiu metu 2023 metais. Nors skirtumas atrodo nereikšmingas, jo pasekmės žmonijai yra milžiniškos. Temperatūra muša visus įsivaizduojamus ir neįsivaizduojamus rekordus. Liepos 20 dieną Japonijos mieste Shizuoka buvo užfiksuota plus 38,9 laipsnių Celsijaus, o tai 10 laipsnių viršija klimato normą. Indijoje balandžio mėnesį maksimali temperatūra siekė plus 46 laipsnius. Karščio banga sukėlė tokį stiprų karščio stresą, kad žmonės darbe alpo, o policijos pareigūnai buvo aprūpinti šalmais su oro kondicionieriais. Liepos 6 dieną Amerikos mirties slėnio nacionalinėme parke temperatūra pasiekė plus 53,3 laipsnių Celsijaus. Toks rekordinis karštis neleido išskristi sraigtasparniui su gydytojais ir vienas žmogus mirė nuo šiluminio smūgio. Labai pavojingų reiškinių tapo tai, kad neįprastai aukšta temperatūra kyla bangomis, kurios tampa dažnesnės ir intensyvesnės. 2024 metais rekordinės karščio bangos buvo užfiksuotos beveik visose šalyse. Nuo gegužės pabaigos Finikso mieste JAV 113 dienų iš eilės tvyrojo smarkus karštis, kai temperatūra viršijo plus 37,8 laipsnių Celsijaus. Po karščiausios vasaros istorijoje rudenį miestą užklupo dar viena karščio banga. Finikse niekada anksčiau nefiksuota aukštesnės temperatūros nei plus 43,3 laipsnių Celsijaus spalio mėnesį, o 2024 metais ji pasiekė šią ribą 4 kartus. Saudo Arabijoje dėl neįprasto karščio įvyko tragedija. Birželio mėnesį Mekoje temperatūra keletą dienų nenusileido žemiau plus 40. Tai buvo hadžo metas. Vos per vieną dieną, birželio 16, daugiau nei 2700 piligrimų patyrė šilumos smūgį. Žmonės alpo tiesiog gatvėje. Žuvo 1300 žmonių. Nauja grėsmė yra tropinės naktys, kai naktimis temperatūra nenukrenta žemiau plus 20 laipsnių Celsijaus, o tai neleidžia žmonėms ir ekosistemai atsigauti. Šią vasarą Pietų Korėja patyrė ilgiausią atogrąžų naktų laikotarpį nuo orų stebėjimų pradžios. Seule temperatūra žemiau plus 25 laipsnių Celsijaus nenukrito net 30 naktų iš eilės, o Busene tropinės naktys trukdavo ilgiau nei 3 savaitės. Atrodo neįtikėtina, bet atogrąžų naktys jau fiksuojamos net ir žiemą. Maroke gruodžio 1 naktį termometrą rodė plus 26 laipsnius Celsijaus, o tai būdinga vasaros dienai. Gruodžio 16 naktį Kanarų salose buvo plus 29,6 laipsnių Celsijaus, o tai pasiekė karščiausios gruodžio nakties šiaurės pusrutulyje rekordą per visą stebėjimų istoriją. Nenormalus karštis staiga užleidžia vietą neįprastam šalčiui, o metų laikai tarsi susikeičia. Šių metų balandį europiečiai patyrė vieną ryškiausių temperatūros pokyčių. Slovėnijoje per vieną dieną temperatūra nukrito daugiau nei 26 laipsniais, o Austrijoje vasariška plus 30 laipsnių temperatūra vos per 2 dienas nukrito iki 0. Balandžio mėnesį didžiojoje Europos dalyje buvo šilčiau nei įprastai vidurvasarį, o tada atėjo šalnos.
Šie temperatūrų svyravimai padarė žalą regionų žemės ūkiui. Lenkijoje užšalo rapsų ir braškių laukai. Prancūzijoje nuostoliai siekė vidutiniškai 77%. Tūkstančiai hektarų sodų ir vynuogynų nukentėjo nuo šalnų. Gegužės pradžioje europinę Rusijos dalį apėmė orų chaosas. Pirmosios 10 dienų tapo rekordiškai šaltos. Gausiai prisnigo 20 rajonų, o temperatūra vietomis nukrito iki -10 laipsnių. Net pietuose, Krasnodaro srityje, po 30 laipsnių šilumos iškrito sniegas. 41 šalies regione dėl neįprastų šalčių ir sniegių nukentėjo derlius, sunaikinta daugiau nei 1 milijonas hektarų pasėlių. Задеваем. Колом стоят листья такие же. Šaltis taip pat ateina bangomis. Liepos mėnesį Argentinoje nebuvo nei vienos vietos, kuriai nepakenktų neįprastai žema temperatūra. Liepos 6 Buenos Airėse buvo užfiksuota -5 laipsniai Celsijaus, kai vidutinė minimali temperatūra būna +9. Kai kuriuose regionuose temperatūra nukrito iki -17 laipsnių Celsijaus. Antys sušalo tiesiog tvenkiniuose, avys buvo įstrigusios giliuose sniego pusnyse, o kariuomenė nukentėjusiuose vietose dalyvavo tiekiant maistą žmonėms ir gyvūnams. Sausra. Mes stebime paradoksalią situaciją. Nepaisant nenormalių kritulių skaičiaus padidėjimo, sausra įvairiuose planetos vietose tik stiprėja. Daugelis Afrikos šalių paskelbė nacionalinę nelaimę, nes žemynų pietus apėmė didžiausią sausra per pastarosius 100 metų. Zambijoje buvo sunaikintas daugiau nei 1 milijonas hektarų pasėlių, todėl labai pritrūko maisto. 2024 metais rugpjūčio mėnesį 23 iš 28 Malavijo regiono gyventojai buvo tokioje sunkioje padėtyje, kad jiems reikėjo skubios pagalbos maistu, kad išgyventų. Kai kuriuose šalyse buvo pradėtos akcijos skirtos laukiniams gyvūnams, įskaitant dramblius, šaudyti, kad būtų galima pamaitinti žmones. Itališkoje Sicilijoje, vienoje iš pagrindinių šalies duonos krepšių, didelis vandens trūkumas ir nepakeliamas karštis pašarų gamybą šiemet sumažino 70%. Graikijoje daugelį ūkininkų teko sunkvežimiais vežti vandenį, kad išsaugotų alyvuogių derlių. O Vengrijoje dėl sausros patirtų nuostolių suma viršijo $1,5 milijardo. Sausros vis dažniau pasitaiko regionuose, kur anksčiau šis reiškinys buvo labai retas. Brazilija 2 metus iš eilės susiduria su didžiausia sausra per visą stebėjimo istoriją. Buvo pažeista beveik 60% šalies teritorijos, o upės tapo gerokai seklesnės. 2024 metais sostinėje Brazilijoje lietaus nebuvo 167 dienas iš eilės. Spalio mėnesį vandens lygis didžiausių Amazonės intakų Solimons ir Rio Negro upėse pasiekė žemiausią lygį nuo 1902 metų. Laivai negalėjo plaukti upėmis, o žmonės turėjo valandas vaikščioti po įkaitusią saulę, kad sugrįžtų namo. Dingo žuvis, pagrindinis vietos gyventojų maistas, o dėl geriamo vandens trūkumo padaugėjo žarnyno infekcijų. NASA palydovai Grace užfiksavo pasaulinio gėlo vandens tiekimo sumažėjimą nuo 2014 metų. Šiandien šis skaičius pasiekė kritiškai žemą lygį. Vandens debitas sumažėjo 100 upių baseinų visame pasaulyje ir paveikė 107 500 000 žmonių. Visame pasaulyje ežerai sparčiai seklėja arba visai išnyksta. 2024 metų vasarą Graikijoje beveik akyse išnyko Katos Cholori ežeras, o garsiojo Pikrol Imni ežero vietoje liko tik įtrūkusi žemė. Istorinė sausra nusekdino svarbiausią Ispanijos Sau rezervuarą. Rugsėjo mėnesį dėl sausros Ekvadore kilo energijos krizė. Žemas vandens lygis rezervuaruose smarkiai sumažino hidroelektrinės, kur yra pagrindinis elektros energijos šaltinis šalyje, gamybą. Dėl to kasdieniniai elektros tiekimo nutraukimai trukdavo iki 14 valandų per parą, o tai lėmė didelių ekonominių nuostolių ir daugelio įmonių uždarymą.
2024 m. spalio mėnesį neįprastai sausos sąlygos palietė beveik pusę JAV teritorijos ir paveikė daugiau nei 78% gyventojų. Tai tapo istorijos rekordu per 25 metų stebėjimo laikotarpį. Nuo birželio iki spalio mėnesio sausros paveiktas plotas padidėjo nuo 12 iki 54%. Ekspertai tokį staigų įvykių vystymąsi vadina staigiąja sausra. Šis reiškinys įvyksta žaibiškai, vos per kelias savaitės ar mėnesius. Jo nuspėti neįmanoma, o tai sukelia sunkiausias pasekmes. Gaisrai. Sausros ir karščio bangos labai padidina miško gaisrų tikimybę net ir tuose regionuose, kur anksčiau jie buvo reti. Roraima, šiauriausia Brazilijos valstija, garsėjanti atogrąžų miškais ir drėgnų klimatu, slopinančių natūralius miškų gaisrus. Tačiau šių metų vasarį čia buvo pranešta apie daugiau nei 2000 aktyvių gaisrų, o tai 5 kartus daugiau nei šio mėnesio vidurkis. Pantanalija, didžiausioje planetos atogrąžų pelkėje, gegužę ir birželį, palyginti su praėjusiais metais, ši vietovė degė 10 kartų. Buvo sunaikinta apie 1,5 milijono hektarų, ypač Bolivijoje ir Paragvajuje. Tai padarė didžiulę žalą ekosistemai. Gaisrų sezoniškumas daugiau nebeegzistuoja. Gaisrai gali kilti bet kuriuo metų laiku. Kanadoje pirmieji rimti gaisrai kilo jau kovo mėnesį. To priežastis buvo rusenantys praėjusio sezono zombiniai gaisrai. Šią žiemą jų buvo neregėti daug – 149. Gegužę Britų Kolumbijoje dėl kilusio gaisro teko evakuoti tūkstančius žmonių. Anksčiau miškų gaisrų sezonas JAV buvo didžiausias nuo birželio iki rugsėjo. Nepaisant to, šįmet jau vasario mėnesį išdegė beveik 568 tūkstančiai hektarų, o tai rekordinis vasario mėnesio skaičius šalies istorijoje. Anksčiau gaisrai dažniausiai kildavo negyvenamose gamtos teritorijose, tačiau sunkiai juos gesinant, gaisrai vis dažniau plinta į miestus. Rugpjūčio 11-ąją šalia Varnavo miestelio Graikijoje kilo stichinis gaisras, greitai apsupęs gyvenvietę. Iki 25 metrų aukščio liepsnos niokojo namus, automobilius ir įmones. Vienas žmogus žuvo. Dėl stiprių vėjo gūsių ugnis tapo nevaldoma ir greitai priartėjo prie Atėnų. Iš sostinės priemiesčių buvo evakuoti tūkstančiai žmonių. Trečias pagal dydį Turkijos miestas Izmiras ir jį supančios provincijos taip pat smarkiai nukentėjo nuo miško gaisro. Gaisras greitai išplito į vienus iš labiausiai išsivysčiusių ir tankiausiai apgyvendintų miestų dalies gyvenamosius rajonus. Jis siautėjo 24 valandas ir padarė žalos namams ir 10 parduotuvių pramoninėme rajone. Gaisro metu nukentėjo 78 žmonės, iš jų 29 paguldyti į ligoninę. Miškų gaisrai tampa vis didesni ir intensyvesni. Daugelis gaisrų pagausėjimą vertina pagal jų skaičių. Tačiau pastarieji metai, o ypač 2024, rodo paradoksalų vaizdą. Gaisrų skaičius beveik nekinta, o gaisrų apimtas plotas gerokai auga. Ryškus pavyzdys yra JAV, kur gaisrų skaičius šiemet yra beveik 2500 mažiau nei per pastarosius 10 metų. Tačiau išdegęs plotas vidutinį lygį viršyje 683 tūkstančiais hektarų. Taip vasario 26 dieną Teksase įsiplieskęs Smokehouse Creek gaisras tapo didžiausiu valstijos istorijoje. Teritoriją jis niokojo rekordiniu greičiu po 2 futbolo aikštes per sekundę. Per kelias dienas išdegė beveik 405 tūkstančiai hektarų, palikę pėdsaką matomą net iš kosmoso. Miškų gaisrai tampa tokie galingi, kad pradeda kurti savo oro modelius. 2024 m. rugsėjį Pietų Kalifornijoje kilęs smarkus gaisras sudegino 100 hektarų ir susidarė specifinis debesų tipas, vadinamas ugnies debesiu.
Jie susidaro kaip perkūnijos debesys. Ugnies šiluma sukuria galingus karšto oro srautus, o vandens garai kondensuojasi ant dūmų dalelių, sudarydami debesis. Line Fire virto tikra perkūnija su stipriu vėju ir daugybė žaibų, daugiau nei 3500 smūgių. Tai sustiprino liepsnas ir dar labiau apsunkino kovą su jomis. Kita priežastis, kodėl sunku užgesinti gaisrą – degazavimas. Tai degių dujų išeinančių iš Žemės procesas, kuris pastaraisiais metais suaktyvėjo dėl planetos vidaus suaktyvėjimo. Tokie gaisrai dažnai kyla dėl Žemės plutos įlūžių. 2024 metais miškų gaisrai išplito į kitus pasaulio regionus. Pietų Europa išgyveno blogiausią gaisrų sezoną savo istorijoje. Per 9 2024 metų mėnesius Rusijos Transbaikalo teritorijoje išdegė 2,5 milijono hektarų, o tai rekordas per pastarosius 15 metų. Gamtinių gaisrų padidėjimas taip pat buvo pastebėtas spalio ir lapkričio mėnesiais Šiaurės Australijoje. Rugpjūčio mėnesį kai kuriuose Afrikos šalyse, o ypač Angoloje ir Kongo Demokratinėje Respublikoje, gaisrų plotas smarkiai išaugo. Vos per savaitę išdegė apie 22 milijonai hektarų, o tai sudarė maždaug 80% viso pasaulio miškų gaisrų ploto. Tornadai. Didėjanti pasaulinė temperatūra ir drėgmės lygis prisideda prie galingesnių audrų, dažnai lydimų tornadais išsivystymo. Tai lemia ne tik šių reiškinių skaičiaus padidėjimą visame pasaulyje, bet ir jų savybių anomalijas. Jungtinėse valstijose, kur tornadai yra labiausiai paplitę, nuo metų pradžios iki 2024 lapkričio tokių įvykių skaičius gerokai viršijo vidutinį lygį ir tapo antrųjų pagal rekordą. Tornadų dienų mažėja, tačiau įvykių šiomis dienomis labai padaugėjo. Šį reiškinį mokslininkai apibūdina kaip tornadų protrūkių padidėjimą. Balandžio pabaigoje per 3 dienas trukusį protrūkį Jungtinėse valstijose buvo užregistruota mažiausiai 160 tornadų kategorijoje nuo EF0 iki EF4. Dėl to tūkstančiai žmonių liko be pastogės, 5 žmonių žuvo ir daugiau nei 100 buvo sužeista. Europoje per pastaruosius dešimtmečius vidutinis tornadų skaičius išaugo daugiau nei 18 kartų. Per nepilnus 2024 metus šių reiškinių skaičius tapo maksimaliu per visą jų registravimo istoriją. Tornadai Europoje tapo galingesni. Pavyzdžiui, rugsėjo 26 dieną Belgijoje kilo stiprus F2 kategorijos tornadas, kuris šiame regione yra labai retas. Jis rovė medžius, plėšė stogus ir kėlė į orą saulės baterijas. Panašiai Liepos 13 dieną keli viesulai nusiaubė kaimus Lietuvos šiaurėje. Vieno iš jų vėjo jėga buvo ne mažesnė nei 60 metrų per sekundę, o tai taip pat atitinka F2 kategoriją. Ekspertų teigimu, šis viesulas buvo vienas galingiausių Lietuvos istorijoje. Didžiausias tornado aktyvumas paprastai būna šiltuoju metų laiku ir dienos metu. Tačiau šios taisyklės jau buvo perrašytos. Štai tik keli pavyzdžiai. Lapkričio 3 naktį visoje Oklahomos valstijoje kilo smarki perkūnija ir mažiausiai 5 tornadai. Remiantis tyrimais, naktį šie reiškiniai yra pavojingesni ir sukelia didesnį sunaikinimą. JAV tornadų sezonas, anksčiau trukęs nuo balandžio iki spalio, faktiškai išnyko. Gruodžio 14 dieną Kalifornijos Santa Cruzo apygardoje atsirado didžiuliai smegduobiai. Nuo kelių nulėkė automobiliai, sužeisti 5 žmonės. Plečiasi ir tornadų geografija. Jie vis dažniau ėmė atsirasti tose vietose, kur anksčiau jų visai nebuvo pastebėta arba buvo itin reti. Liepos 4-ąją Kinijos Šandongų provincijoje nuvilnijo mažiausiai 3 tornadai. Jie judėjo greitai, plėšė stogus, laužė medžius ir mėtė mašinas. 83 žmonės buvo sužeisti, 5 žuvo. Vien ši tornadų serija kelis kartus viršijo metinį vidurkį. Indija taip pat yra sritis, kurioje tornadai yra neįprasti. Ten net nėra oficialaus šių reiškinių stebėjimų.
Tačiau kovo 31 dieną neįtikėtinai stiprus tornadas užklupo Džalpaiguri rajoną vakarų Bengalijos valstijoje. Jis niokojo pastatus, lengvai rovė statinius, išbarstė automobilius ir motociklus. Žuvo 5 žmonės, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Tyrimų duomenimis, anksčiau Rusijoje buvo užfiksuota iki 15 galingų tornadų, kurių vėjo greitis viršijo 50 m per sekundę, o vienas ypač stiprus buvo didesnis nei 70 m per sekundę. Ir dažniausiai šie reiškiniai pasireikšdavo pietinėse šalies dalyse. Tačiau 2024 metais daug tornadų buvo daug toliau į šiaurę, kur šie įvykiai itin reti. Daugelis įvairių regiono gyventojų pirmą kartą tapo šios stichijos liudininkais. Labiausiai sukrečiantis įvykis tapo niokojantis tornadas Maskvos srityje. Rugsėjo 28 dieną jis nušlavė Berezino kaimą, nuplėšė daugumos namų stogus, nuvertė šimtus medžių, o mobiliojo telefono ryšio bokštą pavertė susukto metalo krūva. Europos pavojingų orų duomenų bazė šiam sūkuriui priskyrė į F3 kategoriją. Jame iš karto susijungė kelios anomalijos. Tokie galingi tornadai rudenį vidutinio klimato platumose absoliučiai išskirtinis reiškinys. Дом Сашин весь разворотило. O kai kurių tornadų ilgesys glumino tyrėjus. Balandžio 30 dieną Oklahomos valstijoje JAV galinga audra sukėlė itin retą tornadą. Piltuvas sukosi pagal laikrodžio rodyklę, o tai neįprasta šiaurės pusrutuliui, kur viesulai dažniausiai sukosi prieš laikrodžio rodyklę. Nepaisant to, net ir tokie neįprasti reiškiniai šiemet nustojo būti išskirtiniais. Spalio 28 dieną Ispanijos Valencijos regione liudininkai vaizdo įraše užfiksavo didžiulį tornadą, kuris į orą pakėlė šiukšles ir pastatų dalis, taip pat sukosi pagal laikrodžio rodyklę. 2024 metais nelaimė sumušė 100 000 rekordų, tačiau tai nėra tie pasiekimai, kuriais reikia didžiuotis. Tai daugybė ekstremalių nelaimių, kuris greitai griauna mūsų ateitį. Ir net nedidelė gamtos reiškinių elgesio anomalija gali sukelti katastrofiškų pasiekmių milijardams žmonių. Jei ir toliau nekreipsime dėmesio į problemą, rytoj niekas nebegrįš į įprastas vėžes. Kiekviename vaizdo įraše mes parodome galimas išeitis iš esamos situacijos ir pasakojame, kaip kiekvienas iš mūsų galime daryti įtaką įvykių eigai. Ir mes tai kartosime vėl ir vėl. Jei jums svarbu jūsų ir jūsų artimųjų gyvenimas, negalite užmerkti akių į tai, kas vyksta. Pažiūrėję tarptautinį forumą Pasaulinė krizė atsakomybė, galėsite geriau suprasti situaciją ir suvokti, ką reikia daryti jau dabar. Norime mes to ar ne, bet atsakomybė už žmonijos ateitį tenka kiekvienam iš mūsų. Tik mes patys galime apginti savo gyvybės.